Labiausiai man įsiminė britiškas humoras. Šachmatai žaidžiate. Kas čia per nuogas vyras? Ai, čia jų, ne? Tai yra labai elegantiško, gražaus, šmaikštaus ir kartu labai protingo humoro pjesė. Dėl to buvo labai smagu ją repetuoti. Spektaklis apie, dabar šiai dienai labai populiaru kalbėti apie brandaus amžiaus žmonės, tai mes ir atstovaujam su Sakalu uždaviniu šios brandaus amžiaus žmonės. Kad Ričardas yra buvęs mano vyras. Rimtai? Bet jis neatrodo toks senas kaip tu. Kur tavo buvęs vyras? Niekada toli nebūna. Rodos, Man pirma mintis tai yra romantinė komedija. Jums skanios arbatos? Tu tikiuosi paspringsi. 4 vaidmenys eina, tas pats, kaip pasakyti, tas pats aktorius, bet 4 vaidmenys skirtingi. Tai aš labai pasidžiaugiau va šituo tokiu iššūkiu. Salotos! Nekenčiu vyrų. Negino štemplę, bet ne visi mes vienodi. Banaliai nuskambės, aišku, tai visų pirma tai yra apie meilę. Vienatvė, laikas bėga ir kaip labai svarbu turėti savęs žmogų, su kuriuo tu galėtum nugyventi, ne? Mes turime sistemą kritiniams atvejams. Aš išsiunčiu žinutės su SOS ženkliu. Nuostabus spektaklis, iš tikrųjų. Nuostabus aktoriai. Taip tarsi žmonės gyventų. Jie net nevaidina. Jie tiesiog gyvena tą rolę. Jums tikriausiai irgi reikėjo gėlių atnešti. Ne, tikrai nesirūpinkit, tikrai nereikėjo. Ačiū. O jūs man ką nors atnešė? Eidamas į Domino spektaklį, aš visada žinau, kad tai bus labai smagus vakaras ir bus nuostabi pramoga. Ir tai yra tiesiog realybė, kurios negali ignoruoti ir kad maždaug čia nematysiu to. Tai labai buvo iš to fainai pasijuokti. Valgant salotas didėja seksualinis potraukis. Aš stebiuosi, kaip jie spėjo pastatyti piramidžių. Aš tai rekomenduoju visiems, ir tie, kurie turi partnerius, ir tie, kurie neturi. Kad pasižiūrėtų ne tik į spektaklį su tokiu linksmu draivu, bet ir tą patį procesą, kad tai tiesiog žiūrėt kaip į nuotykį. Mieli žiūrovai, Labai kviečiu ateiti jūs į naujausią premjerą pasimatymų žaidimai. Spektaklis vertas jūsų dėmesio. Patikėkit, ateikit.